Čia šitie dalykai skirti druskai išgauti iš jūros vandens. Važiavom čia prie tokios, nežinau, pilys, bokštas, bet uždaryta. Šiandien biškį kitokie vaizdai, vakar buvo į gamtą, šiandien į uostą. Draugas susiradom, labai nori dėmesį. Nu, visai graži ta Malta, bet tik tais, kad nedidelė. Ten visą salą pervažiuot 40 minučių iš vieno galo į kitą. Per 2 dienas viską apžiūrėjom praktiškai. Ar verta važiuoti į Maltą? Tai turbūt pasakyčiau, kad tikrai verta, bet tikrai ten ne savaitį 2, nu nebent ten jūsų atostogos, tai voliotis pliaže visą laiką ar baseine prie viešbučio. Bet jeigu keliaujat kaip mes, kad reikia daug važiuot, kuo daugiau visko pamatyt, ištirt ir panašiai, tai realiai vat, ilgajam savaitgaliui, jeigu yra kokie skrydžiai, dar vienas draugas. Ten vat ta vieta, kur ką tik buvom. Nu, tai pradėčiau nuo minusų Maltos, tai pagrindinis minusas turbūt dydis salos, kad realiai maža sala. Aišku, dar yra kitos 2 salytės, tai per kokias 4-5 dienas jau galima pilnai viską apžiūrėti. Antras minusas būtų maistas, nežinau kaip kam. Man, pavyzdžiui, dalis kelionės yra ir tos vietinės virtuvės pažinimas, naujų skonių atradimas. Tai Malta turbūt yra viena iš neskaniausių šalių, kur teko būti tikrai daug kur. Šiaip įdomu, va, taip su maistu, kad pas juos visas maistas yra iš miltų, kepiniai, bandelės, makaronai ir picos. Picų čia tiek daug, kad tiesiog jokioj kitoj šalyje nematys tiek picų. Visur picų, kiekvienoje vietoje, artimiausios, nežinau, 4 iš 5 kavinių bus picerijos. Tai kas šiaip mėgstat valgyti miltus, pastoviai valgot tos miltus, tai jums čia būtų rojus. Ir dar va toks įdomumas, kad tie visi miltiniai patiekalai nėra brangus, ten picos ten po 12 eurų maždaug, makaronai ten ir pigiau, ten ir po 7 matėm. O jeigu jau nori, vat, kaip mes įpratę valgyti tuos antrus patiekalus, kad būtų ten kepsnys su garnyru ir panašiai, tai jau kainos kosminės, ten jau 20+. Aišku, jeigu jūs ten arba tos pačius miltus valgot pastoviai, arba užkandžius tiesiog valgot kelionėse, arba patys gaminatės, arba fast foodą valgot, nu tai čia tada jums gal nebūtų minusas. Trečias gal toksai, nu ne tai kad minusas, tiesiog pastebėjimas, kad nėra šita šalis iš pigiausio. Nėra jinai brangi, bet ir nėra iš pigiausio. Pavyzdžiui, ten kokiuose Balkanuose, gal ne tai kad tokius pat vaizdus, bet tikrai irgi ne ką prastesnius vaizdus, kur galima pamatyti, tai ten kainos žymiai mažesnės. Nu, turbūt būtų ir kaip ir viskas iš tų minusų, o iš pliusų, nu, tai aišku vaizdai, visa pakrantė graži, galima tiesiog į bet kurią pusę nuvažiuoji salos ir visur tokius vaizdus matai kaip čia, tikrai yra ką pažiūrėti. Antras pliusas būtų, tokia jaučiasi šalis pakankamai vakarietiška, nors jinai ir atrodytų, kad prie Italijos, čia tai viskas pietietiška turi būti, tas turi būti toks bardakas ir panašiai, bet ne, pakankamai viskas tvarkinga, organizuota, nėra kažkokio chaoso, nėra tos kažkokios betvarkės, šiukšlių irgi beveik nėra. Nu, aišku, matėm vieną kitą, bet tai čia manau, kad ne vietiniai palieka, o ten tie indienai, ko čia labai daug, nes kaip žinoma, kad jie. Jeigu nežiūrėti vaizdus, tai jausmas lyg būtum kažkur vakarų Europai. Viskas aišku, viskas tvarkinga, bet jautiesi žymiai saugiau negu vakarų Europai.
nėra čia kaip kokioj ten, nežinau, Ispanijoje, kad ten pilna ten tų visokių įtartinų asmenų, ten nusikaltėlių ir taip toliau, kad ten bijai mašiną palikti, kad ten langus išdauž, viską išvoks iš mašinos ir panašiai. Čia su saugumu, kiek domėjausi, labai saugi šalis. Ir nėra čia tokių tourist traps vadinamų, kai, pavyzdžiui, Tenerifei, kur kiekvienam restorane tave bando apgauti, visur bando priskaičiuoti daugiau. Visi vietiniai į tave žiūri kaip į pinigų maišą, kad kuo daugiau nutrės. Čia viso to nėra, čia vietiniai šiaip labai faini, labai malonus, nėra įkyrūs, nesiūlo tau ten visokių ten paslaugų ir prekių, ko tau nereikia ir panašiai. Tiesiog keliauji, tiesiog turistauji savo ramiai ir nereikia atsimušinėti nuo tų visų elgetautojų, siūlytojų, prekiautojų ir taip toliau. Tai va, tas irgi labai didelis pliusas. Porai savaičių atostogų čia tikrai nevažiuočiau, nežinočiau, ką čia veikti, bet vat, kokiam ilgam savaitgaliui tai tikrai rekomenduoju nuvažiuoti. Tikrai visai nebloga šalis. Nu, iš minusų gal dar, kad eismas kaip Anglijai, bet man tai problemų nesukėlė, aišku, ir tikiu, kad yra žmonių, kuriem čia būtų problema važiuoti kitai pusėje, dar kai vairas kitai pusėje. Tai man gal ten pirmosiam keliom valandom buvo sunku, bet pripratau ir viskas ir jau dabar važiuoju įprastai. Aišku, taip jautiesi, kai neseniai egzaminą išlaikęs ir kai važiuoju kiekvieną veiksmą turi apgalvoti, kurią pusę sukti, ten kaip pavarę jungti ir panašiai. Tai. Gavosi labai turiningos dienos. Nes mes kaip pratę su mašinom keliauti, ryte pavažiuoji porą valandų, pažiūri kažkokį tašką, po to dar porą valandų ir viskas, jau vakaras. Pažiūri per dieną ten kelis taškus. Čia vieną tašką pažiūri, sėdi į mašiną, įvedi į navigaciją sekantį, tai taip pat populiariausias laikas buvo 7 minutės iki sekančio. Pažiūri sekantį jo iki sekančio 7 minutės ir tai visą dieną. Tai per vieną dieną labai daug apžiūri, net neįprasta, taip viena diena atrodo kaip 3 kokias. Iš vienos pusės minusas, kad maža sala, iš kitos pusės pliusas, kad trumpi atstumai. Tai daug pamatai ir ant kuro mažai reikės. Dar prisiminiau vieną pliusą, kad Europos Sąjunga, euras ir kas svarbiausia, nėra jokio kalbos barjero. Anglų kalba čia antra valstybinė, angliškai šneka visi, absoliučiai visi. Ir ne tai, kad ten vos pašneka, o šneka taip, kaip čia būtų įgimtoji kalba. Tai tas irgi didelis pliusas lyginant ten su kokia ten Italija, Graikija, Ispanija. Arba kaip dabar populiaru važiuoti žiemot į kažkokias šiltas vietas. Ir žinau, daug lietuvių važiuoja Tenerifę peržymą. Man, pavyzdžiui, Malta tai daug labiau patiko. Čia maloniau, švariau, jaukiau. Žmonės malonesni, draugiškesni. Ir man atrodo, čia ir keltas pigiau kainuotų, nes čia Sicilija netoli, o Sicilijos mašiną galima nuvažiuoti. Tai gal net ir labiau apsimokėtų čia nakvoti šitą žiemotą negu Tenerifei. Taip atrodo mūsų pietus, tiesiog gal priešpiečiai. Tai tokią problemą turim, prisipirkom maisto visokio. Vakar čia planavom, kaip vakarieniai tokius užkandžiais pavakarieniaus. Bet taip sočiai tų triušių priėdėm, kad jau vakar nelabai kas lindo ir dabar sočiai pusryčių priėdėm. Nu kai all inclusive, valgy kiek nori, tai ir valgai kiek telpa. O į lėktuvą netilpstas viskas, neprasinešėm, nu tai kažką bandysim suvalgyti. Atiduoda mūsų mašiniuką, užpylėm vos daugiau nei 9 litrus ant 180 kažkiek kilometrų, nu tai 5 litrai ant 100, biški mažiau nei 13 eurų. Tai sakyčiau, labai pigiai čia pasivažinėjom. Pradžiai buvo minčių gal biški damokėti ten ir aukštesnės klasės mašiną paimti, bet iš ekonominių sumetimų užsakiau pačią pigiausią. Ir dabar tikrai nepasigailėjau, nes vien dėl tų siaurų gatvelių, dėl parkingų, tikrai reikia imti vien dėl to pačią pigiausią, pačią mažiausią, kad visur tilpt. Nebent jeigu atvažiuojat su didesnė kompanija, ten 4 žmonės, nu tada gal patogumo, dėl talpumo gal biški didesnė, bet jeigu dviese, tai tik pačią mažiausią. Oro uoste Kalėdų senelis.
Portugalija jau pradeda biškį nervinti. Nu, mažai to, kad lėktuvas vėlavo, valandą pavėlavo. Buvau užmetęs plus valandą laiką šitą mašiną, kad numoti. Ten buvo parašyta, kad lauks irgi su lentelė. Tai aišku, niekas nelaukė, paskambinom. Tai mes dabar priekaištų, ką išvėluojat. Tai mes turėjo skrydžio numerį, galėjo pas pasižiūrėti. Sako, išeikite į lauką, po 10 minučių būsiu. Tai jau kokį nežinau 20 tikrai laukiam, gal 30 dar ne. Šiaip netaip gavom nuomos mašiną. Realiai 1,5 valandos vėliau negu turėjom gauti. Tai nu ir patys vėlavom ir jie čia labai ilgai viską tvarkėsi, krapštėsi. Užsakinėjom Seat Ibiza, šį kartą biškį domokėjau, ten nereikėjo daug domokėti. Ne pačią pigiausią, o antrą ten pagal nuo pigiausių, tai ten nurašė Seat Ibiza, tai gavom Pežuką. O pas tos Pežukus tai man juokinga, kai skydelis virš vairo, ne po vairu kaip įprasta. Užsakinėjau ten su mechanika, davė automatą. Klausė, ar čia nebus problemų, tai man tai jokio skirtumo, net realiai kartais gal ir geriau. Galima daugiau kažką veikti vairuojant. Ir dar pasisekė, kad hibridas, tai turėtų būti sąnaudos mažesnis. Važiuojam dabar, ieškom, kur pavalgyti. Parodė mums ten prekybcentrį. Bandysim. Portugalijai kainas. Nebrangiai, sakyčiau. Mėsų kainas. Ne pačias pigiausias. Nuomai šitą maistą pavalgyti šitam parduotuvėje, bet atėjom, nu taip neskaniai atrodo, tarsi valkaniai esam, bet visiškai nesinori valgyti. Sudžiūvė viską. Užėjom čia į tokį restoranėlį, kur tik vietiniai lankosi. Užsakėm net nežinom ką. Meniu parašytas ranka, translytas neverčia arba verčia nesąmonės. Tai tiesiog du pigiausius pasirinkom. Tai va tokius troškinius gavom. Tai ir sangrija. Visai skaniai, lyginant su Maltos maistu. Sumokėjom daugiau nei tikėjomės, nes ten vienas buvo už 9 eurus, kitas už 10 ir sangrija 5, tai 24 gaunasi, o sumokėjau 31, ten dar priskaičiavo turbūt visokio aptarnavimo mokesčių ir panašiai. Čia pas jūs įprasta, bet kiek googlinau, kad pas jūs arbatpinigių nereikia palikti. Į aptarnavimo mokestį jau eina. Privažiavom savo nakvynės vietą. Šiaip koks pastebėjimas, kad labai geri keliai Portugalijai palyginus su Malta. Malta tai labai prasti buvo. Tokie bendri vonios kambariai. Turėjom gauti va šitą kambariuką su atskirom lovom. Ir čia bachaliukas nusileidinėja. Gavom va tokį upgrade'ą. 2 vietis, tiksliau 3 vietis. Pusryčių salė. Tokie pusryčiai. Galdos kiaušinių. Pamaninti. Židinys. Ir va toks vaizdas. Nu, viešbutis pats ne kažką, bet vaizdai taip pasakiški. Portugalijos taškas pakankamai simbolinis, tai pats vakarietiškiausias Europos taškas. Turint omeny žemyninę dalį. Buvom ir Škotijai, skaitosi irgi vakarietiškiausia sala. Nu, kaip matosi per kamerą, bet ką atkreipiau dėmesį, labai spalvotas vanduo. Čia vat prie kranto toksai žalias, panašus kaip Baltijos jūrai.
Po to yra tokios geltonos dėmės. Ten jau toliau toksai mėlynas, o čia tarp jų toksai žydras. Važiavom čia prie tokios pilies. Čia ne pati pilis, čia tik tais priėjimas. Pati pilis toli ant kalno. Ženklas stovi, kad pravažiuoti negalima, stovi uždarbiautai. Sako, jeigu nori parkuok čia ir nuvešim į viršų už 15 eurų žmogui. Arba sako, jeigu nori parkuok kažkur kitur ir valandą eisi peškom. Įėjimo kaina 15 eurų, kad pažiūrėt tą pilį. Na, bet čia gal labiau problema ne tie 15 eurų, tai kad čia ne vien pilis, o didžiulė teritorija, ten sodai, visokie takeliai. Čia realiai pusdienį reikia visam tam, o gal net visos dienos, tai pagalvojom visą dieną aukot dėl tokio vieno objekto. Gal nelabai apsimoka, čia visgi ne mėnesį atvažiavom į tą Portugaliją, o grubiai 10 dienų ir važiuosim per visą šalį pažiūrėti, tai geriau tą laiką ir tos pinigus paskirti tolimesniam važiavimui. Tų pilių visgi esam matę ne vieną ir ne 100 turbūt, tai šį kartą skipinsim. Jei neklystu, tai čia buvo bilietai ne į pilį, o tik tais va į tą šulinį pažiūrėti. Tai 15 eurų, kad pažiūrėt šulinį, sakyčiau daug. Čia į kitą pusę paėjus. Nebuvo šitą vietą niekur pažymėta. Nebūtų krūmų, tai būtų vaizdai fantastiški. Čia buvo šitas miestelis pažymėtas kaip lankytinas objektas, bet nieko čia tokio nematau. Gaila, laikas sugaištų parkingo paieškai. Čia turbūt turėjo omeny ne patį miestelį ir jo centrą, o apylinkės, skaitant ir tą pilį, kur nenuėjom ir taip toliau. Sugundė mus kvapai praeinant, tai paėmėm kapučino ir vietinius desertus žymuosius. Tai kapučino euros 50, tai jau pigiau nei Lietuvoje. Tie po euro 30, euro 80, gal, žodžiu, 4,60 viską, tai sakyčiau tikrai neblogai, bet įdomu tai, kad kapučino visiškai kitaip padarė, va taip pripylė pilną beveik kavos ir tada su šaukštu tą pieno putas dėjo, ne pylė. Na, įdomiai. Iš desertų tas pailgas, tai toks, šiaip neblogi jie, bet nieko labai ypatingo. Ten man nepatiko, kad cukrum apibarstytas. Šitas tai gal skanesnis toks. Sluoksniuota tešla. O kava tai neskani, nes šiaip kapučino daromas iš espreso, o čia padarytas iš amerikano. Leidžiamės link krioklio. Turėjo būti trumpas praėjimas, bet čia jau gaunasi kaip nedidelis haikas. Įspūdingai atrodo. Va, čia tokiais takais tenka lipti. Miški medis užstoja vaizdą. Tik Portugalijai vaikšti ir gali sau pavalgyti. Biškė avarija pas mus nutiko. Padėjau butelį, kur su to debilišku kamšteliu, kur neužsisuko ir tiesiog užsispaudžia. Tai vat padėjom kilimėlį džiauti. Tikėkimės nepavogti. Ši vieta niekur nebuvo pažymėta. Tiesiog pamatėm važiuodami į šalį. Nerealiai atrodo. Kaip bangos. Oras vėsesnis negu Maltai buvo. 13 laipsnių. Tai jau smaikutė pavaikščiosiu. Nu, bet pagalvojus, kad dabar Lietuvoje -7, -10, tai tiek labai gerai.
Šiandien pietaujam kukliau. Čia tokia užkandinė, nelabai romantiška. Čia ryžiai su vištiena, čia biškį spėjau suvalgyti, kol kebabą atnešė. 7 eurai kuros ar 6,50. Tada kebabų kompleksas 7, arba jeigu vienas kebabas tai 5. Pigiau nei Lietuvoje. Labai įdomus dalykas. Jūra čia. O bangų garsai eina iš čia kažkur tai. Pučia iš ten. Geras, bet aš nematau. Tiesiog realistinė vieta. Nereali vieta, kaip iš filmo tokia. Įdomu, kad nėra kitų rėkų. Ar įspėjimų bent jau. Įslyja. Ten ta pati vieta, kur ką tik buvom. Įlipom į uolą. Ir čia toliau neaišku kas. Atrodo gilu. Geriau ten neįsiu, kad nenuslyst. Dar ten galima praeiti. Irgi nereali vieta. Čia be prožektoriaus geriau neit, nes praleisiu gražiausius dalykus. Viena įspūdingiausių vietų, kokie tik esu buvęs. O niekur turizmo žinynuose nebuvo pažymėta, tik atsitiktinai ant žemėlapio radom. Labai gerai tokias vietas važiuoti ne sezono metu, nes sezono metu čia nebūtų to tokio vaizdo jausmo, tokio, nes būtų pilna turistų. Vaizdai tai nerealūs, nežinau. To atmintis baigsis plytelėse, tos vaizdus filmuojant. Iš kurio kampo nefilmuok, nefotkink gaunasi, kaip nežinau, kaip desktop wallpaperis. Iš šitos pusės tas miestelis primena kaip kokią Norvegiją. Vieta vadinasi Verman. Šis miestelis kažkoks koncentratas iš nerealiai gražių vietų. Pasidarė įdomu, kaip čia viskas laikosi. Kaip nenukrenta. Pavažiuoju 100 metrų ir dar viena nereali vieta. Aš nežinau, gal čia tik man vienam. Taip nerealiai atrodo. Toks kaip iškišnys ir vat aplinkui tą miestelį, vat eina kelias, žmogaus profilis, ne, vat čia vat parazda, lūpos, nosis, kakta, taigi šitas kaip Trampas.
Čia tai nerealus kelias, nesitikėjau tokiu keliu pravažiuoti. Iš abiejų pusių jūra. Įdomu, kartais gal užtvindo šitą. Toks jausmas, kad kitoj planetoje esi. Kažkas siurrealaus visiškai. Ir čia matosi tie akmenys, jie turbūt nukrito šonu, pavirto. Nes ir čia kur stovim lygiai tas pats. Dar taip nematęs. Žiedas ir šviesoforas. Kartais gerai ir tamsoje važiuoti. Dieną tai nepamatysi tokių šviesų. Sukam čia į tokį miestelį. Čia pat kepa saulėgrąžų sėklas. Ele é claro ou escuro? Doris. Kava €50. Bikerio šotas 1 piam. Arba keramikiniam staparikė. 2 piam ir staparikas tau lieka. O kaip išnaudot tamsius vakarus. Gamtos nepamatysi, bet va tokie miesteliai dar ir gražiau atrodo. Dar taip nematęs. Galima užlipti ant sienos ir turbūt visą pilį perimetro apeiti. Praėjom visą pilį. Mane per perimetrą, per ilgį. Tai yra toks mums apdovanojimas. Labai romantiška vieta. Yra matęs konservų saloną. Čia net parduotuvėlės gražios. Kaip pasakai tokia. Čia dar viena. Parduotuvėliai buvo kažkokia žuvies kaip pyragėliai, kotletai, nežinau kaip pavadinti. O 6 eurus susigundėm paimt, bet pamatėm, kad taurė vyno 10 eurų, tai supratom, kad čia žiauriai overpricinta, tai rasim ten ir už kokius 2 eurus, manau, tą patį. Čia to likerio visa parduotuvė, o net bačkom parduoda. Tas jausmas, kai atvažiuoju į Portugaliją ir randi lenkiškas ar krimovai. Kokio dydžio krevetės, dar tokių nematęs. Čia ne šiaip kažkur specializuotam turgui, o paprastam prekybcentriui. Atvažiavom prie savo viešbutuko, skambinam, nieks neatsiliepia, pro kur išeit irgi neaišku. Čia turbūt pro šitos vartelius uždaryti. Aišku, patys kalti, per vėlai užbukinom. Visai čia galima sakyti prieš kokį 15 minučių tik tais, dabar 9:30. Vis tiek ten čekino laikas iki vidurnakčio. Tai kaip ir laiko dar yra. Blogiausia atveju išbukinsim kažką kitą, šitą miestelį yra dar kitų. Po to turėtų grąžinti pinigus. Čia jau gautųsi ne mūsų kaltė. Jeigu mes važiuotumėm po čekino laiko, tai jau tada mūsų kaltė. Kadangi atvažiavom dar iki čekino laiko, nieks neleidžia, reiškia hosto kaltė ir tada jau turės mum atlyginti. Nu visgi patekom į kambarį. Toks kambariukas, tokiu mini langiuku. Močiutė ten, vos ten dasibeldėm ten į duris. Angliškai išvis nei žodžio. Absoliučiai. Nu šiaip ne taip ten. Iškart susišnekėjom. 32 eurai. Šiaip buvom radę už 20, bet po to pasižiūrėjom, kad plus 50 km gaunasi, tai biškai gal per toli. Po to už 29 išsirinkom. Grinai pakeliuoju, bet
Ten visiškai jokios nei virtuvės, nieko, o čia 32 ir yra bendra virtuvė. Tai pusryčiam nusipirkom kiaušinių, viską ir tą gaminsim. Čia kažkur turėtų būti, ne čia, sakė, antram aukšte šitas virtuvė. Kvapus jaučiu virtuvės. Gal čia? O, dar viena mikrobangė, patogu, šaldytuvas. Ne čia. Reiškia, bus dar aukščiau. Pagaliau radau virtuvę. Visai padoriai. Tikėkime, rytoj nebus didelių eilių. Šalta pas jos kambariuose. Ten bent kažkoks šildytuvas buvo, bent kažką jis ten bandė veikti. Čia galvojom irgi šildytuvas, po to supratom, kad čia parasvausintuvas. Laivhakas kaip, jeigu yra šalta, viešbutį kaip biškį sušildyti. Tai tiesiog paleist karštą dušą, daryt ir nuo tų garų tampa šilčiau. Jau esu taip daręs kažkur.